Sveiki mūsų tinklalaidės žiūrovai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie sportą ir galbūt pagalvojate, kad kalbėsime šiandien apie futbolą, nes pastarosiomis dienomis tai viena turbūt labiausiai aptarinėjamų sporto šakų, bet žinokit, ne, nes Vilniaus rajone irgi yra labai gražių ir vertų dėmesių iniciatyvų, sporto iniciatyvų projektų ir apie vieną tokį projektą šiandien laidoje pakalbėsime plačiau, o su manimi yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Sveiki. Sveiki. Taip pat Vilniaus rajono sporto centro direktoriaus pavaduotojas sportui Adam Sipovič. Sveiki. Ir taip pat turim pikbolo trenerį Mantą Paulauską. Sveiki, laba diena. Labą dieną. Tai gal pirmas klausimas sporto centro atstovui. Jau Liepos 15 dieną Vilniaus rajone startuoja naujas projektas Sporto ritmu judėkime kartu. Kas tai per projektas, kam skirtas ir kokia yra jo filosofija? Visų pirma, Vilniaus rajono sporto centro vardu labai norėčiau pakviesti visus Vilniaus rajono gyventojus dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Na ir būtent planuojame vykdyti užsiėmimus 4 seniūnijose, tai yra Maišiagaloje, Mickūnuose, Jočiliuose bei Avižieniuose. Užsiregistravę dalyviai turės galimybę dalyvauti 12 užsiėmimuose, iš jų 6 užsiėmimai šiaurietiško ėjimo ir 6 picklebolo. Taip pat verta paminėti, kad projektas yra dalinai finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Na, o pati idėja iš tikrųjų kilo gana natūraliai, kadangi sporto centre dažnai ieškome naujų būdų, galimybių, kaip pritraukti vis tai naujų žmonių į sportą. Ir apie šiaurietišką ėjimą bei pickleballą iš tikrųjų jau kurį laiką galvojame, bet ieškojame tinkamą formatą. Na ir kadangi būtent sausio mėnesį buvo kvietimas sporto rėmimo fondo teikti projektus, tai būtent sudalyvavome, laimėjome būtent tą galimybę tokį projektą teikti ir dabar esame čia. O jeigu aš esu, pavyzdžiui, Rudaminos ar Medininkų seniūnijos gyventoja, galiu prisijungti ir dalyvauti treniruotėse Maišiagaloje, Avižieniuose? Taip, iš tikrųjų gali visų seniūnijų gyventojai dalyvauti. Aišku, dalyvių kiekis yra ribotas, tai pagal pirmumo teisę dalyviai yra registruojami ir po to, aišku, jeigu matysime, kad kažkas iškrenta iš projekto, tiesiog nebedalyvauja, tai tada ieškosim būtent jam pamainos, tai teoriškai, jeigu netgi vėliau užsiregistruoja žmogus, taip pat galės vėliau dalyvauti tame projekte. Direktoriau, kalbant apie sportą Vilniaus rajone, šiandien matome ne pavienius objektus, o nuoseklią sporto infrastruktūros plėtros kryptį. Kokią vietą sportas ir sporto sritis užima bendroje Vilniaus rajono vystymo strategijoje? Tai žinoma, kad sportas užima labai svarbią vietą ir gal pasakyčiau vieną iš prioritetinių vietų. Ir mes nekalbam tik tai apie aukšto meistriškumo sportą, mes kalbam apie bendruomenių ugdymą, kalbam apie sveiką gyvenseną ir visą kitą, ką tas sportas ir sportavimas gali duoti. Tai savivaldybė tikrai nuosekliai investuoja ir į sporto infrastruktūrą, tikrai matom daug sporto objektų, remiam sporto iniciatyvas įvairias ir projektus ir pačias organizacijas sporto, kaip čia gal keliam ir tobulinam ir padedam ir bendradarbiavom su savo įstaigom, kurios užsiema šitą veiklą. Tai tikrai šita sritis yra viena iš prioritetinių, nes sportas nėra tik tai apie sportą. Tai kaip aš ir minėjau, tai yra apie sveikatą, tai yra apie gerą savijautą, apie gerą nuotaiką, apie bendruomeniškumą, apie bendravimą ir visą tą, ką tai duoda. Tai tikrai tai yra labai didelis prioritetas Vilniaus rajono savivaldybei. Treneri, jūs esate laikomos vienu iš picklebolo pradininkų Lietuvoje. Daugeliui tai yra nauja sporto šaka. Kas tai, kuom skiriasi, pavyzdžiui, nuo padelio, teniso? Na, picklebolas iš tikrųjų atsirado 65 metais Amerikoje. Tai yra lauko teniso, stalo teniso ir badmintono hybridas toksai.
kaip aš sakau, man šita sporto šaka iš 10-10, ta prasme, tai yra antiek paprasta ir lengva išmokti. Iš stalo teniso, va, jeigu matote, šitą raketę yra artima stalo teniso, ne? Tinklas yra kaip lauko teniso, kamoliuko dydis yra kaip lauko teniso, o aikštelė pati žaidžiame grinai badmintono aikštelės išmatavimuose. Aišku, ten kai kas yra pakoreguota, bet pats tas kvadratas yra kaip badmintono aikštelė ir aš sakyčiau, čia pati geriausia sporto šaka, kuri taip atsiradusi. Nors jinai atsirado 65 metais, čia nėra taip, kad nauja, bet iš tikrųjų ją amerikiečiai laikė galbūt kaip tokią nacionalinę labiau ir viskas vykdavo tik tai Amerikoje, bet per COVID įvyko sprogimas, žmonės galėjo išbandyti ir taip ir, sakysim, mūsų diaspora Čikagos lietuviai, kurie gyvena tenai Čikagoje, išbandė ir grinai sako, mes turim atvežti į Lietuvą šitą sportą. Taip mūsų federacijos prezidentas susisiekė su manim ir teko garbė tokią pradėti misiją populiarinti per Lietuvą šitą sportą. Tai dabar jau praktiškai visose Lietuvos miestuose yra klubai, yra žaidimai. Vilniaus miesto savivaldybė atkreipė dėmesį ir naujai renovuotose aikštynuose prie mokyklų tiesiog arba nubraižo aikšteles, arba tiesiog daro specialiai pickleballui skirtas aikšteles, dėl to, kad pats sportas, jisai jį gali žaisti visi, ir vaikai, ir suaugę, ir seniorai, žaidžiamas 1-1 arba 2-2 ir žodžiu, labai smagu, labai lengva išmokti ir projekto dalyviai tą pamatys iš tikrųjų. O kaip pavyko ir kaip kilo idėja įtraukti į Vilniaus Arenos sporto centro šią sporto šaką į sporto centro veiklą? Iš tikrųjų, dar praeitais metais teko bendrauti su aktyviais žmonėmis iš Maišiagalos, labiausiai su jaunimu, tai būtent jie minėjo projektą, kuriame dalyvavo, tai būtent su Mantu tada turėjo galimybę dalyvauti pickleball treniruotėse Maišiagaloje ir būtent jų labai pozityvus atsiliepimai paskatino mus būtent įtraukti pickleballą į šį projektą. Direktoriau, pastarieji metai Vilniaus rajone buvo aktyvūs sporto infrastruktūros srityje. Kokius infrastruktūros projektus galėtumėte išvardyti? Tai, žinot, aš šiandien net pasižymėjau, nes jų tikrai yra nemažai ir atsiminti jau turbūt būtų sunku. Tai jeigu pradedant nuo kadencijos pradžios, tai nuo 24 metų tai esame atnaujinę ir Juodšilių stadioną, Raudondvario kaime įrengta daugiafunkcinė sporto erdvė, Avižieniuose įrengtas prie mokyklos tikrai stadionas toks kokybiškas ir patrauklus. 25 metais ir Bezdonyse mokyklai atnaujinta įrengta sporto salė, kur tikrai ir mokiniai, bet man atrodo ir bendruomenė tenais gali tą laisvalaikį leisti. Universali sporto aikštynas Kyviškėse, Rudausiuose. Tikrai didelis pasiekimas yra Transinvest stadionas, tai gal nėra tiesioginės investicijos savivaldybės, bet tikrai mes bendraujam, kadangi esam dalininkai Transinvest futbolo klubo, tai ir bendraujant ir stadionas atidarytas, kuris atitinka tikrai tos žymiai aukštesnius reikalavimus ir dabar lygiai taip pat kalbam su Transinvestu, jie plėtrą organizuoja, tai padedam ir tuose biurokratiniuose procesuose. Tai galiu pasakyti, kad kiekvienais metais tikrai ne vienas projektas susijęs su sportu Vilniaus rajono savivaldybėje atsiranda, ar yra atnaujinamas, ar naujai sukūriamas. Treneri, šiame projekte, kuris jau startuoja Liepos 15 dieną, bus taip pat tokios treniruotės kaip šiaurietiškas ėjimas. Gal galėtumėte truputėlį apie tai papasakoti ir kas ves tos užsiėmimus? Šiaurietiškas ėjimas irgi, jeigu manęs paklaustumėt, o aš buvęs ekstremalas, važinėjau su riedlente, su snieglente, turiu juodą diržą iki do ir ta prasme ieškodavau visą laiką taip pat naujų sportų, tai kai susipažinau su šiaurietišku ėjimu, tai iš tikrųjų pagalvojau, kad kas čia per sportas, su lasdom vaikščiojimas kaip senelių. Tai turbūt tokią nuomonę turi
90% žmonių, kurie tiesiog nepasigilinę į šį sportą. O iš tikrųjų tai yra irgi bomba, kurią rekomenduoju visiems, kas tik norėtų pradėti, kas nelabai nori, tarkim, bėgioti arba važinėti dviračių. Tai šiaurietiškas ėjimas, tai yra vėlgi netyčia atrasta sporto šaka, kur norėjo kažkaip kompensuoti visą sniego nebuvimą slidininkai, o gavus, kad atrado kažką naujo, unikalaus, kur labai sveikatina žmogaus kūną, tai einant su šiaurietiškom lasdom dirba 90% raumenų. Tai tiesiog rekomenduoju visiems išbandyti būtinai ir bus treneriai. Iš tikrųjų kažkada tai man teko daryti projektą, kur buvo kviečiami žmonės tiesiog išbandyti vieną kartą šiaurietiškas lasdas ir taip praėjus vieną kartą viena iš instruktorių Irena Gudiškienė iš tikrųjų užsikabino, išmoko, pradėjo domėtis, baigė kursus ir dabar pati veda užsiėmimus. Ir netgi egzaminus priminėja, man atrodo. O kito kolegos dar jis labiau tavo pažįstamas, gal daugiau papasakos apie jį. Na, Ježelevko irgi, kiek žinau, yra didelis sporto entuziastas ir taip pat yra vedęs šiaurietiško ėjimo treniruotės. Tai taip pat labai noriai prisijungia prie šio projekto ir būtent jisai planuoja vesti šiaurietišką ėjimą Juodšiliuose bei Mickūnuose, jeigu gerai atsimenu. Taip, išanalizavus šitą projektą, tai jo formatas yra ne varžytis, o padėti žmogui atrasti tą sportą. Gerai suprantu? Taip, iš tikrųjų pastebėjome, kad tai, ką organizuojame, dažnai pritraukia, ne visada, bet dažnai pritraukia tuos pačius žmonės ir tiesiog norėjome, kad kuo daugiau žmonių galėtų išbandyti mūsų siūlomus renginius, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų mūsų renginiuose. Na ir būtent pagalvojame, kad būtent tos dvi sporto šakos, jos gali būtent sujungti skirtingų amžiaus žmonės. Tai būtent tiek jaunimo, tiek vyresnio amžiaus žmonės, tiek, sakykime, darbingo amžiaus žmonės. Tai visom šeimom žmonės tiesiog gali dalyvauti šiuose fizinio aktyvumo veiklose. Direktorius, dažnai sakoma, kad vien gera infrastruktūra žmonių nepritrauksi ir gal ir paskatinsi sportuoti, bet vis tiek, kad tos erdvės būtų gyvos ir kad pritrauktų bendruomenės, reikia trenerių, reikia mentorių. Kaip savivaldybė tas to dirba? Tai labai teisingai. Vien įkurti vieną ar kitą erdvę neužtenka, reikia ne tik ją prižiūrėti techniškai, bet reikia ir turėti žmonės, kas tenais kažkokias vienas ar kitas veiklas vykdytų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokie žmonės kaip kolegos, kurie šiandien yra ir prisideda prie to, kad tos erdvės būtų įveiklintos. Kitas dalykas, tai tikrai smagu, kad ne tik tos sporto erdvės, bet jeigu mes kalbam apie renginius ir paimsim, kad ir kokią miesto šventę, tai ten mūsų sporto centras organizuoja irgi įvairias veiklas ir šaudimo, ir estafetės ir visa kita, kur irgi mes rodom, kad ne tik tai sporto šventėse pas mus sportas yra, bet visose šventėse ir kitose renginiuose sportas pas mus yra gyvas, kas rodo vėlgi, kad Vilniaus rajono savivaldybė tai yra tikrai didelis prioritetas. O žinoma, tai labai svarbu ir bendruomenių įsitraukimas, bet irgi matom ir per projektus, ir per bendruomenių iniciatyvas, kad sportas užima labai didelę svarbią vietą Vilniaus rajone ir tie patys gyventojai mūsų nori to, dalyvauja tame ir patys netgi dažnai inicijuoja įvairius renginius. Dažnai irgi sakome, kad reikėtų pradėti sportuoti, bet žinote, darbai, reikalai, mokslai, neturiu laiko, nežinau kaip, nenoriu eiti į sporto salę, nes gal ne taip darysiu kažkokius pratimus, o šitos sporto šakos, jos yra lengvai prieinamos, lengvai susipažinti kiekvienam gal žmogui, kuris senai neturėjo sąsajų su fiziniu aktyvumu. Na, iš tikrųjų, taip, jūs labai gerai pasakėt, kad žmonės randa milijoną priežasčių, kodėl nesportuoti. Šitos dvi sporto šakos iš tikrųjų unikalios. Tai sakysim, pikalbolas, kas man dabar labiausiai aktualu, tai yra
pikalbolo aikštelė yra unikali platforma iš tikrųjų susitikti dviem draugam, kurie gyvenime niekad negalėtų pažaisti, pavyzdžiui, lauko teniso žaidėjas ir stalo teniso žaidėjas. Lygiai taip pat koks nors pliažo teniso ir ten padelio žaidėjas. Bet čia tik tai aš vardinu raketinius sportus, bet iš tikrųjų pikalbolą pradėti žaisti užtenka žmonėm kokių 3 valandų žaidimo, kad jau gale 3 valandos pabaigoje mes duodam jiems žaisti ir iš tikrųjų jau jie jaučia didelį malonumą. Tai aišku, kad šito sporto unikalumas yra, kad tu jį labai greit gali pradėti, jeigu pas tai yra kažkokie kokios nors sporto darimo suvokimai, sakysim, nėra, kad tu visiškas medinukas ir tu kažkokį turi tą backgroundą, vadinamą kažkokių kitų sporto šakų, nesvarbu. Aš jau nekalbu futbolistai, krepšininkai, jie tiesiog paima kaip jų čia būtų, kaip apšilimo kažkokie prietaisas. Tai tikrai pamatys visi, kad labai lengva pradėti, labai smagu ir labai faina, kad, sakysim, didelė patirtis, daugiametė, jau mes suprantam, leidžia mums suprasti, kaip mums dirbti su bendruomenėm, ne? Tai nėra tik tai, kad mes darom kiekvieną į savaitę po kartą užsiėmimą, ne? Pats tikslas būtų surasti raktinius žmonės tose bendruomenėse, reiškias, aptarti, kaip galima padaryti taip, kad įranga būtų palikta, kad jie galėtų, kaip jiems suteikti sąlygas, kad jie galėtų žaisti ne tik su manim, bet rytoj, poryt, sugalvotų laikus. Ta prasme, visą tą mes per tą projekto laikotarpį stengsimės padėti. Jeigu aš negaliu, klausiam Adamo, ne? Ta prasme, jeigu ten kažkur stringa pas direktorių, kreipiamės, kaip, vienu žodžiu, esmė yra tokia, jeigu atsiras žmonės, kurie norės, kad jų tam rajone atsirastų klubas ar dar kažkas, mes suteiksim visą įmanomą know-how ir pagalbą, kad tik atsirastų. Šitas projektas truks apie 4 mėnesius. Kokį pokytį norėtumėte matyti jam pasibaigus? Iš tikrųjų, kaip ką tik Mantas paminėjo, tai norėtųsi, kad fizinis aktyvumas tų žmonių, tų dalyvių, kurie dalyvaus projekte, nesibaigtų su pačiu projektu, bet tai būtų tęstinis dalykas, kad tie žmonės vėliau ir be instruktoriaus, be trenerio patys burtųsi savo bendruomenėje arba su draugais arba savo šeimoje ir būtent toliau užsiimtų tiek pickleball arba šiaurietiško ėjimo. Tai būtent toks yra tikslas, kad tie žmonės ir po projekto vis dar būtų sporte ir būtent su tom sporto šakom arba galbūt kitom, bet kad tiesiog nepabėgtų labai toli nuo sporto. Matot, kas liečia pickleballą, iš tikrųjų, ir vyresnio amžiaus žmonės. Vyresnio amžiaus žmonės galvoja, aš savo gyvenime jau kažkada sportavau, jau atžaidžiau, jau viskas, dar kas, kažkokie turi savo klubus, ten kažkas futbolą dar pažaidžia, bet dauguma jau padėjo sporto batelius į stalčių ir viskas, aš ten darbe prisilakstau. Tai pickleball'as, tai iš tikrųjų, ta sporto šaka, kur tu atėjęs net būdamas 60-70 metų amžiaus, tu gali paimti, pabandyti, prisiminti, jeigu tu žaidė, sakau, nors kažkokį sportą daręs, tai čia antras šansas dar kartą pradėti sportuoti. Ir aišku, aš jau nekalbu apie lasdas, lasdom tai iš vis turėtų žmonės vaikščioti pastoviai, nes tai yra tiesiog tau 2 lasdos padeda judinti kūnai, judėti į priekį, tai yra čia net unikalus dalykas, bet ten tiesiog, tai sveikata, vaikščiojimas, čia yra smagumas, čia yra bendravimas, čia yra bendruomenė, čia tiesiog, kaip pasakyti, tau kaip jaunystė nauja ateina. Tai labai smagu ir sakau, čia lauksim, kad kuo daugiau užsikabintų žmonių tiesiog. Labai tikimės. Direktoriau, žvelgiant į šios metus, kurie jau įpusėjo, šiais metais numatyta nemažai naujų sporto infrastruktūros projektų. Gal galėtumėte tos pagrindinius, svarbiausius išvardyti ir kokią žinutę šie projektai siunčia Vilniaus rajono gyventojams? Tai pirmiausia, gal nuo žinutės. Tai žinot, man atrodo, žinutė pagrindinė yra tai, kad Vilniaus rajono savivaldybė siekia, kad gyvenamoje aplinkoje ir ta sporto infrastruktūra ir sporto iniciatyvos būtų šalia žmogaus, kad kaip ir sako, kad
šalia namų tu galėtum kažką nuveikti, galbūt po darbo, galbūt su vaikais, gal su kaimynai, su bendruomenė ir panašiai. Tai tikrai jau yra tokių projektų, kurie irgi siunčia savo žinutę. Tai tarkim šiemet atidarėm FIFA areną Riešiai. Arena labai skambus pavadinimas, bet taip, tai yra nedidelė futbolo aikštelė, bet ką reiškia, kad pati FIFA investuoja ir ateina į rajoną. Tai yra labai didelis toks žingsnis, kad čia jau net ne mūsų pačių vienų iniciatyva, bet aišku, mums labai glaudžiai bendradarbiaujant su futbolo federacija, bet tarptautinis, čia kaip pavadinti, net ne žaidėjas, bet tarptautinė organizacija ateina į rajoną. Lygiai taip pat šiemet pirmas sporto klubas Vilniaus rajone, tas tinklinis sporto klubas Žimplius, atidarė Avižieniuose savo sporto klubą, kur aš irgi sportuoju, tarp kitko, ir matau, kaip ten sparčiai auga tas sportuojančių skaičius po darbo. Tai irgi reiškia, kad mato, kad rajone šitas poreikis yra ir mes kalbam ir su tais tinklais, kad reiktų plėsti, kad vėlgi ta infrastruktūra būtų šalia žmonių. Toliau, jeigu kalbam apie didžiuosius projektus, tai yra baseinai mūsų, tai mes tikimės, kad rudenį jau tikrai išjudėsim su sutartim ir turėsim sutartį dėl Rudaminos baseino, jau statybų, net nebe projektavimo. Lygiai taip pat projektuojamas, jau einam į projektavimą Nemenčinės baseino, kuris iš vis bus regioniniu mastu turbūt vienas svarbiausių baseinų, nes jisai turės jau tarptautinius standartus atitinkantį tą baseiną, ilgį baseino ir visą kitą. O jeigu taip kalbant jau iš tų, kas tikrai šiemet projektai kokie bus, tai tikiu, kad šiemet tikrai jau atidarysim Skaidiškių sporto kompleksą, kur vėlgi įvairios sporto šakos galės būti. Tai ir lauko tenisas, ir krepšinis, ir galbūt salės futbolas, ir visi kiti ten aerobikos ir visa kita. Čia jau kaip sporto centras dar irgi, lygiai taip pat. Tai toliau Kalveliuose turim pradėti sporto aikštyno atnaujinimą, kur irgi tikrai dabar yra tas aikštynas, bet jau jis yra toks pagyvenęs, atgyvenęs savo tarnavimo laiką ir irgi bus tikrai tokia moderni erdvė. Zujūnuose bus atnaujinamas sporto aikštynas, toliau Riešiai parkai įrenginėjant. Vėlgi mes kai įrenginėjom vieną ar kitą parką, tai nėra taip, kad įrengiam tik tai parką su takeliais, su aliukais ir ten tik pasivaikščiot gali. Tai ten būna ir treniruokliai, ir kur žmonės gali tą aktyviai, kol vaikai žaidžia aikšteliai, tėvai gali pasportuoti. Ir lygiai taip pat dalyvavimo biudžeto projektai visi, kuriuose, tarkim, jeigu mes įrenginėjom vaikų žaidimų aikštelę, tai šalia atsiranda sporto kažkokia minimali infrastruktūra, kur tėveliai tuo metu irgi gali ne tik sėdėti ant suoliuko ir žiūrėti, kaip vaikučiai žaidžia, bet gali ir kažkaip aktyviai praleisti laiką. Tai tikrai žinutė yra ta, kad dedam pastangas ir jas toliau dėsim ir tikiu, kad ateityje kiekvienas žmogus šalia savo gyvenamosios aplinkos galės rasti vienokį ar kitokį užsiėmimą susijusiu su sportu, net jeigu ir ten kažkokie renginiai nevyks. Ir pabaigai, tie, kurie pažiūrėjo mūsų laidą ir norėtų išbandyti save vienoje ar kitoje sporto šakoje, ar dar galėtų užsiregistruoti į pirmą treniruotę Liepos 15 dieną, kur ieškoti informacijos, kaip registruotis? Taip, tai labai kviečiame visus norinčius registruotis. Visą informaciją galima surasti mūsų internetinėje svetainėje vrsc.lt, Vilniaus rajono sporto centras, toks trumpinys. Arba taip pat Facebook svetainėje Vilniaus rajono sporto centras, tai būtent tenai turime plakatą, jei nuskanavus QR kodą plakate galima pamatyti būtent registracijos formą, arba taip pat tiesiog paspausti nuorodą registracijos formą ir užpildyti reikiamus laukus, tai tada mes gausime visą informaciją apie žmogų, kuris nori užsiregistruoti ir vėliau perduosim būtent vykdytojam, kad jie susisiektų su to žmogumi. Dar norėjau pasakyti, kad jeigu esate ir vyresnio amžiaus žmogus ir jau pamiršot, ką jisai pasakė ir net nemokat užsiregistruoti, tiesiog ateikite tenai, surasit mane kaip trenerį, mes pakalbėsim, jeigu ir vis tiek duosiu raketę pabandyti, jeigu nebus pilnavertė treniruotė, mes sugalvosim, kuo daugiau ateis žmonių, mes padarysim 10, jeigu reikės treniruočių iš eilės. Žodžiu, svarbu, kad ateitų noras. Tai jeigu jūs negalit, nemokat, nekomfortabilu užsiregistruoti kažkaip, dar nedraugavę su technologijom, bet girdit mus per internetą. Arba dvejojat. Jo, arba tiesiog ateikit, išgirskit, skambinkit,
bet kam visais telefonais per administracijos vadovą suras mus ir pajudėsim. Žodžiu, sportuosim, tiek grupių bus, kad sportuosim tol, kol naktis ateis ir kol visi pabandys. Kol išjungsim registraciją. Na ir Liepos 15, tai būtent Maišiagaloj startuoja pickleballas, tai vat būtent Maišiagalos apylinkių gyventojai labai kviečiami prisidėti prie pirmos treniruotės. Kągi, susitinkam Maišiagaloje Liepos 15 dieną. Ačiū Jums už informatyvų pokalbį, Jums, mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote. Tikrai linkime atrasti savo sporto šaką, atrasti tą sportą, prisijungti prie nemokamų užsiėmimų ir būti aktyviems, stipriems bei sveikiems. Iki pasimatymo.